Neskubėkit pradžiai. Va. Trioksta nedarosi. Va. Jūs vėl sugrįžtat, nuleidžiat. Vėl pasiėmėt, pakėlėt, sukam. Va. Taip. Leidžiat. Pabandykit jūs kepimas rodys. Traška braška šitom pratimu darant, tačiau efektas tikrai pamatysit labai geras. Taip. Kaip sunku išlaužt atgal, ne? Tai da, jūs atrodo mankstą darot, o yra žmonėms, kuriem pirmą kartą tokią lazdą paėmė ir jisai nežino kaptą. Va, irgi, gražinat, jūs gerai praeikit. Vertikaliai pastatote, sukate prie pat, kad juo eitų vos šitie. Sukat iš čia, sukat iš čia, leidžiat. Pabandykit dar sykį pati. Va, čia po paskaitos jūs galite išbandyti. Jaučiat, kiek pas jūs visi raumenys, viskas atstatoma į savo vietą. Toks paprastas elementas, tačiau iš tikrųjų jis labai efektyvus. Norit ką darys? Ateikit, pažiūrėsiu, kad... Rodžiau, nematė jūs rodžiau. O dar sykį parodau. Pasiėmat lazdą, jo, pasikėlėt, pastatot vertikaliai. Sukate apie savo ašį. Taip. Visą stuburą apsukate. Ir pirmin nusileidžiat. Ir taip, atrodo labai paprasta. Tačiau, kai jūs pabandysit, po valandos bus skausmas tiek ką. Valandos? Taip, lėtai. Ir stuburai. Apsukit iki ten, o dabar išveskit. O va taip ir ten. Ir ten? Aha. Grįžti galima, pirmin. Ir per ten išeinat. O taip. Tai lėtai ir lazda turi liesti nugarą. O spaudžiat jūs nugarą. Taip, apstukat ir per ten išeinat. Ir vien nuleidžiat. Kaip faina. Kaip faina. Kaip daug žiūrit. Va, dabar pavyzdys seną. Vot šitia. Viskas dar viena pratimų pradėsim. Jeigu pačiuosim šluotą sukinėsim. O tada paprasti tokie elementai, kaip sakau, viskas slypia paprastume. Taip, kad su šitą lazdelę jūs turite nesiskirti kiekvieną dienelę. Viskas nuolankiai. Viskas nadukus išbučiuosim, lazdelę sukinėsim. Visus iškartu. Dar vienas apie šepečio protus apisukysit. Kalbant apie vadinamą pratimą bučiuok medį, kaip vadinasi lūdėlė. Jeigu jūs eisite į mišką, jūs rasite medžių, kurie jumi nuo savęs stums. Jūs niekam nepadarysite šito pratimą. Nesistengkite. Jūs susiraskite savo medį. Na, pavyzdžiui, eglė mane stumia iš karto. Bet jeigu beržą prieinu, tai atrodo mane traukia. Jūs rasit kiekvieną savo. Tai yra energetika, kurio šiandienai mokslas kurį laiką nenorėjo padaryti, pripažinti. Tačiau, kada mes padarėm biolauko nuotrauką, to medžio ir žmogaus, iš karto matosi, tartum visi spinduliukai, smaigaliai eina link to medžių, bet ne nuo jų. Taip jūs galite susirasti savo medžių. Tuomet, kaip sakau, neprivartaukite savęs. Pratimas bučiuot medį. Mes darėm, kad mums parodėm. Su jaunimu darė. Su jaunimu darė. Ne visi matė. Dar buvo pagyvenusių jaunuolių, kurie matė. Su delnais. Ryte per mankštą jūs nebuvot? Buvo. Su kurvės apie savo ašį. Tai va, lygiai tas pats, tai jūs stovėjo žmogus. A jūs įsivaizduokit, kad ten medis. Tai va, vietoj žmogaus bus medis. Va, į tą medį, 3 pėdas nuo sienos. Mane viena mokinukė, tiksliau gimnastė, jinai 5 pėdas nuo sienos padarydavo. Ir padarė 30 minutę. Tai va, buvo kandidatė į kosmonautus. Mes mokinomės. Tada va, iki šitiek yra išlavyti pas ją reakciją greitą, kad suspėti nepersisukti per toli ir ne per arti, kadangi jos kūnas buvo pasislinkęs tokiu atveju. Bet jau sakau, nors minimum, aš į savo praktikos galiu pasakyti, minimum, jūs padarykite nors 10 minučių. Tai jau bus labai, labai gerai. Kiekvieną dieną, po tiek. Bet tai 5 kartų į dieną.
O su palasda kiek? Nu, kaip minimaliai. Nu taip, minimaliai su lasda jūs dirbate tiek, kad būtų pas jumi tikrai pasiėmėt ir savo dirbti. Nu, yra ir kitų elementų, aš dabar čia jau visų galbūt nedemonstruosiu, bet turėkime duomenį, kad šitas dalykas gana efektyvus ir dabar toliau pratęsim vakarykštės dienos pokalbį, nes nebaigėm kai ką apie venas turbūt ar kraujagyslės. Šiandieną tikrai moterims yra gana aktuali problema ir tą problemą mes sunkiai sprendžiame. Mūsų oficialioje medicinoje žada pasitelkti talką chirurgus, kurie to pat stengiasi išoperuoti, suntuoti ir panašiai. Visų pirma, mes dar pašaliname priežastį šitos ligos. Ligas nepašaliname, tai yra priežastį nepašaliname. Lieka problema kaip likusi. Pirminė priežastis tai yra, kodėl pas mus šiandien kojuose tokia problema. Visų pirma, tai yra skysčių stoka. Skysčių stoka. Matot, mūsų organizmas tą vandenį, kurį mes geriame, jo molekulės yra labai didelis. Ir pas mus jos į organizmą, kad patektų, cirkuliuot galėtų kapiliaruose, jos turi būti perdirbamos, suskaldomos. Kad jų maždaug 6-8 kartus diametras mažesnis negu buvo. Tokį vandenį turi tirpstantis vanduo, ledas. Vardakliai. Va čia ir yra mūsų viena iš gamtos duotų dovanų, vardaklis. Tai yra idealiai švarus vanduo, nors jis varva nuo stogų. Tačiau pasirodo, Simai! tegul praeina. Tegul žygiuoja. Nieko, pražygiuoja. Pasveikysime šiuos. Dabar žinodami, kad varveklis turi tokią savybę, varveklio vanduo, jeigu mes užlašysime jo ant delno, jis per 4-5 sekundės dingo. Jis neišgaravo, mėlėjai. Jis per jūsų odą papalėjo į jūsų organizmą į kraują. Tokia struktūrinio vandens savybė. Kaip formuojasi varveklis? Nors ilgą laiką sakydavo, kad čia yra nešvaru, čia nuo stogų bėga ir panašiai. Vandens savybė yra tokioje, kad kuo daugiau vandenyje priemaišų, tuo užšalimo temperatūra turi būti žemesnė. Kadangi prie nulinės temperatūros pirmiausia, kas darosi? Sušala tas vanduo, kurio molekulės pačios mažiausios. Ir jis pradeda lašelį padaryti švarus vandens. Toliau jisai teka žemyn ir visa, kas liko artimiausia, prišalo, o viso daugiom priemaišom, krenta ant žemės ir matome po varvekliu visuomet pilkšvas kauburėlis. Vatelis susirinko visas tos nuosėdus. Liko idealai skaidrus. Ir mes vaikai mėgdom įčiulpti, o tėveliai šaukdavo, nevalgyk, nešvaru susirgsi, nušalsi gerklės skaidės. Vat ir mes įvedėme baimės informaciją. O mes už kampo pasislėpę vis tiek čiulpdavom. Čiulpdavom, taip, nes buvo skanu. Reiškia, pati intuicija pasakė, ko mums reikia. Už tai ir sako, mokykimės iš mažų vaikų iš gyvūnijos pasaulio. Jeigu jūsų tokiu vandeniu padarysite kompresą ant jūsų venų, tokiu atveju jisai, kas šitas visas struktūrinis vanduo, per odą, kadangi oda kvėpuoja taip pat, šitokiu būdu bus kas? Pradidintas pralaidumas viso kraujagyslių sistemoje. Pradedant nuo kapiliarų ir baigiant. Tai iš tvenkinio ledo gabalas netinka šiandien? Ne. Tvenkinių netinka. Čia varveklių turi būti. Arba
galite patys jį pasigaminti su šaldiklių pagalba. Kaip tai daroma? Dedamas vanduo į dubenėlį ir reikėtų patys, kai yra kurie šaldytuvai permatomi, kad maždaug užšaltų 2/3 vandens užšaltų. 1/3 turi likti neužšalęs. Tai yra aplinkui senėlės jisai sušals, o vidus liks. Vat įsėma tokį indelį, tą iš vidinės dalies išpilate lauk. Visą likusią 2/3 maždaug turi, ištirdote ir jūs turite struktūrinį darinį. Va šitokio vandens. Vandentekio vanduo turi ką? Chlorą. Jis yra chloruojamas. Ir chloras, jeigu jam pakeliama temperatūra virš 100 laipsnių, išsiskiria kokia cheminė medžiaga, kas chemikai žinot, dioksinas. Tai yra kancerogeninė medžiaga, kuri viena iš yra onkologijos priežasčių. Taip, virinant chloruotą vandenį. Chloruotas vanduo iš vandentiekio turi būti palaikomas minimum pusdienį, kad jisai išgaruotų. Chloras turi save per mailį išgaruoti. Arba per filtrus išfiltruoti geruosius, ar ne? Nu, ten tie filtrai gana brangiai kainuoja, ne visi tokių sąlygų turim. O jeigu tirpsmo vandenį virinti? Tirpsmo vandenį. Tirpsmo vandenį galite daryti. Galite daryti tikriausiai. Tai iš krano geriau pastovėti, bet nedaryti. Taip, pastovėti tada galite daryti. Kai pastovėsi, tuomet daryti. Kai išgaruos chloras. O šulinio? Šulinio vanduo chloro neturi. Jis kalcių gali turėti, magnių ir kitų junginių, tačiau jūs galite pilnai įvėryti. O sakykit, šungikas struktūrizuoja vandenį? Keičia vandens struktūrą, taip. Tai šitas tenka naudoti? Bet kokie akmenys, faktiškai, visi akmenys, tai yra kristalų struktūra, kuri keičia energetiką bet kokio vandens. Aš kai buvau Vidurinėje Azijoje ir buvau ten kalnuose, tai buvom prie Telšių kalnų, upelis tekėjo, iš kalnų jisai tekėjo. Ten aišku galbūt švarus tas vanduo, bet jis ištirpęs ar polienų. Ir šičia tam vandenį maudydavosi kiaulėsi vaikai, ir mum atėjo pasiėmė to vandens, išėjo arbatą ir visi gėrė minimės visus. Tai rodo, kad bet kokius mineralus praeinantis vanduo keičia savo struktūrą. O tai tada tokį virinti? Taip, galite vėryti ir gerkit jūs arbatas, darykit sriubą, ką norite iš jų. Jokių problemų tikrai neturėsite. Bet kokį galima gintarą įdėti vandenį? Taip, gintarą gali dėti vandenį, taip pat keis vandens struktūrą. Nu, yra šiandienė priekasė, kada vanduo šaldomas ir stebėme, jo turbūt matėte struktūrą, kaip jinai atrodo tie kristalai. Jeigu jisai kristalas gražiai snaigė, šešiabriaunį, tai rodo, kad tikrai tas vanduo yra. Nu, mes šitokį eksperimentą darėm, ėmėm vadinamą iš bažnyčios, kur tenais meldžiasi ir vandenį. Tai iš Kauno bažnyčių tik viena bažnyčia, Mikutavičiaus įgulos bažnyčioje, atitiko šitą normatyvą. Ten priklauso nuo kunigo energetikos. Taip, nuo kunigo energetikos. Jeigu alkoholio nevartoja, tai dar, o jeigu vartoja, krankia. Viskas. Va tokia matėm iškraipytą struktūrą. Kad mes kartais, mūsų tikėjimas sako, kartais gali padaryti ir stebuklus. Mes tikime, kad tas vanduo tai geras. Nu, gerai, atitinkamai placebo dėsnis suveiks. Bet iš tikrųjų, jeigu iš tikrųjų pasižiūrėti, tai šito dalyko nėra. Vanduo labai svarbus dalykas yra ir šiandien vandens mūsų organizmas turi gauti pakankamai. Vat viena iš mūsų venų, kapiliarų, kad mes negauname struktūrinio vandens. Arba gauname jo labai mažai ir organizmas šitą paprastą vandenį perdirdamas į struktūrinį išnaudoja milžinišką kiekį energijos. Jeigu mes žinom, kad skrandžio virškinimu mes 300% energijos prarandame. Vien tik, kad virškidami maistą. Vietoj to, kad mes jį gerai sukramtytume, kad sako 10, 20, 30 kartų ir bėgtų pas mus į skrandį tik tyrelį, aišku, tiek kalorijų energijos nereikėjo. Bet mes visi skubam.
Sibėgam, skubam, pradedam nuo mokyklos dienų, studentavimo laiką žinom, kaip mes skubam, o paskui žiūrim, ką mūsų skrandiukė, erozijos ir visos kitos negalavimai. O kiek laiko tirpsmo vanduo išlaiko tą struktūrą tokią? Kadangi vanduo turi savybę kaupti informaciją iš aplinkos, visada priklausys, kur jūs ją laikysite. Tirpsmo vanduo, mėlieji, plastikinius indus tirpdu. Bet aš kada analizą dariau ant savo skrandžio, nieko nerado, tik plastiką. Dėl ko? Už tai, kad geriau vandenį iš tų bambalių, kur pas mus iš parduotuvį perkam. O buvo supiltas šaltinio vanduo. Tai turi laikyti dabar kamienį. Stiklinė mindė, molinė mindė, glazūruotama ąsotyje. Mato, tarybiniais laikais irgi buvo grafinai stovėjo ir stikliniai prie kiekvieno stalo. O Jie buvo teisūs. nerūdyjančio plieno inde? Netinka. A jūs norite įsitikyti, žinot, ką padarykite? Vat visi mums sako, nerūdėjimo plieno, tai medicininiai, taip toliau. Paimkite vandenį, užvirinkite. Vadinamam neržaveikus indę. Ir taip visą dieną pagerkite. Pasižiūrėkite, koks šlapimas bus, kokia spalva. Ir už kitą dieną pagerkite vandenį, kuriame bus, pavyzdžiui, stiklinė mindė. Yra specialaus stiklo, kuris. Ir pagerkite visą dieną, pamatysite, koks skirtumas. Pasirodo, kad junginys, toksai kaip chromas, jis yra tirpus vandenyje. Ir esant temperatūrą apie 100 laipsnių, dalis chromo elementų molekulių atsiskiria. Ir už tai jis dar turi savybę, susidaro vadinamos duobutės ir to vietą formuojasi kas? Nusėda visas kalcis. Ir va kodėl prie vienų indų prikalkėja, o prie kitų ne. Reiškia, mes sudarom palankės sąlygas, kalkim kauptis, prilipti prie tas duobutės, vadinant miniatiūrinės. Tai reiškia, mūsų arbatiniai visi yra negeri? Taip, mėlėjai, mūsų tokie arbatiniai yra tokie, kokie yra. Ir aš tai mūsų atsimenu, ypač seni žmonės, kurie jautrūs vandens struktūrai, pokyčiams, sako, vat man išvirk puodę vandenį ir išvirk man ant elektrinio arbatinuko. Aš tau iškart pasakysiu, kad tu čia svetada man duodė. Taip mes šiandien dienai savo gyvenimą įtrumpinam su vadinamais patogumais. Čia inkišai, čia savo šilta, čia išbėgu, čia turi. Amaliuotas indas. Amaliuotas indas taip pat savybių tokias turi kaip ir molinė mindė. Tinka, labai puikiai tinka. O variniai, žalvariniai? Mato, su žalvariu yra žmonių, kuriem varių yra perteklius. Varių, kuriam yra perteklius, natūraliai pirmiausia ką parodo? Plaukų spalva. Varių perteklius duos spalvą kokią? Rudą kokią, taip ryšas sakydavo. Tai va, tai rodo, yra varių perteklius. Varių trūkumas visuomet duos kokią spalvą? Ne, mėlėjai, varių trūkumas priklausys, kokioj jūs aplinkui gyvenate. Kiek jūsų organizmas gauna saulės. Visada priklausys nuo saulės. Kuo daugiau saulės gaunate, to organizmas plaukus tamsina. Patį negreitai visi juodukai, taip, juodi. Ne tik taip, veidai, bet ir pagal plaukų spalvą, jeigu turi duomenį, tai yra natūraliai nedažyta, galima labai daug ką pasakyti apie žmogaus ne tik tai ligas, jo charakterį, bet ir jo problemas psichologinės. Taip, kad čia yra visa teorija, ta visa metodika atidirbta, nu čia gal laiko, dėl to mes negaišim daug, bet turime kiek duomenį, kad natūrali spalva man visuomet pasako dalį jūsų ligos problemų. O teisybė, kad tas naminis filtras išvalo ne tik tam blogas savybės, bet ir geras vandens. Dabar faktiškai, mėlėjai, tokio kaip filtro, kad viską idealiai padarytų tokį struktūrinį vandenį, tokių filtrų nėra. Pati gamta filtruoja mums vandenį, sušaldydama ir atšildydama. Šitas vanduo įgyja, vadinamas šaltinių vanduo, įgyja magnetinės savybės. Kadangi šaltiniai visi teka iš šiaurės į pietus, nė vienus skersai nerasite. Reiškia, mūsų organizmai gerdami vadinamą magnetinį vandenį nepraranda orientacijos. Šiandien dalis žmonių išėjo parduotuvės ir neatsimena. Aha, tokius aš jau ir tokius įsijau.
net didžiuose prekybos centruose paklystam. Mūsų organizmas, mūsų smegenys negauna magnetinio vandens. Kodėl paukščiai taip anksti parskrenda? Kad gautų polydžio vandens. Ir upeliai tekėdami iš šiaurės į pietus, didžioji jų dalis, jie geria tokį vandenį. Jie prisikaupia magnetinio vandens savybės, tų vadinamų mini magnetukų. Ir jis krisdamas ir dieną, ir naktį, jis niekad nepaklys, ar rūkas, ar nerūkas. Jis visuomet suras, kuriam reikia nuskristi į pietus, žemutą. Bet matot, kai gamtoje viskas labai tobulai surėdyta. Tai, kaip sakau, reikia mums pasimokyti iš jos ir naudoti savo gyvenimui. Ir daug kur mūsų senoliai būdavo teisūs. Šaltinio vanduo, mes šiandien stengiamės taip pat šaltinio vandenį rinkti, gerti, ir kai kurios vietos, kur net padaryta specialiai. Tačiau dauguma vietų yra dedami nerūlimo plienų vamzdžiai, kad mes jį surinktume. Na, aišku, ten to nitratų, to chloro, chromo, tai nėra ten didelis kiekis, tai jau baisu. Mūsų organizmai taip jau. Bet patiškai normaliai žmogus, jeigu mes amoniako kiekį išlaikytume stabilų, pas mums šlapimas, tas sveikas žmogus turėtų būti besvalgis. O tai gero šulinio vanduo atstoja šaltinio vandenį ar neatstoja? Ne. Po žeme gyslos neteka šiaurė Neteka pietus. gyslos. Jos teka, dalis gyslų žiūrim tam šulny, kokį ten vandenį renkasi. Ar jis po žeminis, kur 3 metrai gylio eina, ar jis eina kur 15-20 metrų. Aš kalbu 15-20 metrų. Tai va, jeigu šitoks eina, jis faktiškai jau eina pagal šiaurės pietų kryptį. Tai jis atstoja šaltinio vandenį. Taip, jau jis atstoja šaltinio vandenį, bet jeigu jisai, žinoma, semiamas su kibiru. Bet ne su siurbliu, kuris vandens molekulės, ją struktūrą suardo. Už tais būdavo kokiais pompos siurbliai, rankinės. Spaudžia ir kelia, spaudžia ir kelia. Va šitokių siurbliukų jūs gaunate idealų vandenį. Taip pat matot, vanduo labai svarbus dalykas. Organizmas paskaičiuota šiandien dienai ir mokslo patvirti duomenys mes turime gauti kiekvieną dieną 3% vandens nuo savo svorio. 3%. Tačiau, mėlėjai, aš kada analizavau šitos 90-mečius, kurie šiandien dienai dar su visais dantukais vaikščioja, su akinių jiem nereikia, nežino, kas tai yra sąnarių skausmai. Jie negėrė vandens 3%. Bet ką jie darė? Iš ryto sriuba, pusė litro, apie sriuba, pusė litro, vakarienė taip pat sriuba pusė litro, jau 1,5 litro. O kur prisidėdavo sultys, vaisiai, daržovės? Reiškia, kaip sakau, apysveikiam žmogui, nereikia vandens. Tiek gerti. Bet mes jį turime gerti su sriuba kitaip. Vanduo geriamas tada, kada yra pas mus jau patologija, kada yra jau problemos su sveikata. Matot, visos sultys tai yra ląstelių mityba, bet ne plovimas, nevalymas. Jeigu mes norime užvalyti organizmą, mes turime jam padėti tokiu atveju, laikinai nors, kaip sakau, retkarčiais, padarykime vandens dietą. Tai yra maždaug į 2 litrus vandens įpilame arbatinį šaukštelį jūros druskos. Kodėl būtent jūros druskos? Už tai, kad jūros druska turi visus 32 mikroelementus, bromą, chlorą ir viso, ko mums reikia. Už tai žinome, kad jūros gyvūnai niekad neserga tokiom ligom, ypač dantų ligom, kurias serga sausumos gyvūnai. Pasakykit, tą šaukštelį nubraukta su kaupu? Nubraukta. Daugiau nereikia. Bendras svoris, kiekis druskos turi būti žmogui suaugusiam 4-5 gramai į parą. Prie 3% skysčių, be skysčių, mėlėjai, be vandens druskos nevartoti. Lygiai negalima druską, vandenį nevartoti be druskos, kaip druska be vandens. Vienas kitai turi visą laiką santykį išlaikyti mes turime. Va šitoks santykis yra būtinas, tai yra karo medicinos nustatyta ir kosminės medicinos nustatyta.
normatyvas kosmonautams, kariškiams, lakūnams ir panašiai. Tai va tiek mes turim gauti sveiko ugdymą. Dėl ko dabar būtent druska turi tokią savybę? Už tai, kad druska, natrio chloridas, jis mūsų organizme iškart suskyla į natrį ir chlorą. Iš chemijos turbūt prisimena tuos laikus. Natris kas yra? Pagrindinis jūsų raumenų komponentas. Nėra natrių, nėra raumenų. Chloras pagrindinis jūsų laidininkas. Kuo daugiau organizme cirkuliuoja nervinėse skaidruose chloro, tuo jūsų pralaidumas energetinis, elektrinis yra didesnis. Seilėse ištirpęs natrio chloridas turi visiškai kitas savybės. Įsijungdamas su vandeniu iškart padaro druskos rūgštį, kuris yra pagrindinis jūsų skrandžio sulčių komponentas. O kadangi 98% skrandžio sulčių eina į kraują, kuris valo įtirpdo visus mikroorganizmus, visus šlakus, reiškia šitą vandenėlį mes truputėlį vis pasūdome. Pamažą kruopelytės kelia druskų. Nereikia dar, kai kas sakė, ten šaukštės jų valgyti. Išimtinis atvejis yra, bet yra savo praktikoje, kada norite sustabdyti onkologinės ląstelės dauginimąsi. Tuomet žmogui rekomenduojama, jeigu jau inkstukai sveiki, naudojama apie 10-12 gramų druskos kiekvieną dieną. Ir onkologiniais ląsteliais stop. Jinai nežuvo, bet jinai daugytis jau nebegali. Va tokia yra viena iš metodikų. Tai tos 2 litrus? Taip, tuomet tokiu atveju norint organizmą išvalyti 2 litrus maždaug. Ne, tai čia koncentracija tokia gaunasi, druskos ir vandens santykių. Jūs tepatiškai to nubraukto šaukštelių 2 litrus nieko nebejausite. O nuo druskos pertekliaus tokia patologija gali vystytis? Kieno perteklius? Nuo druskos pertekliaus. Druskos, taip, gali. Visų pirma, nukentės pirmiausia jūsų inkstai. Jie nebegalės normaliai išfiltruoti visko. Natrio chloridas yra tirpus vandenyje ir nemaišykime su kitom druskom, kur mums sako negalima, jos kaupsis man akmenis auginti. Natrio chloridas, valgomoji druska, 100 gramų gali ištirpti visame litre vandens. Net 100 gramų galim ištirpdyti. Tai kur tuomet logika, kad sako, vat, išvalgysi druskos, tai tavo akmenų augs. Akmenys smėlyje augina vaisiai ir daržovės, kas parodė paskutiniai mokslo duomenys. Vaisių ir daržovėse esantis kalcis ir fosforas, jeigu jie negauna vadinamų rūgimo bakterijų arba rūgšties, visuomet formuos pas jūs akmenukus. Vat kur šiandienai, kodėl mūsų senoliai niekas tokios kaip akmenlygės neturėjo. Visą maistą jie darė augino. Ir grybai, ir kopūstai, ir agurkai, ir brokėliai. Visą tai buvo rauginama, nekonservuojama. Tai yra rūgštis, kuri nedarė kauptis smėliui arba kalcio fosfatų junginiams akmenims. Vat kur mūsų priežastys. Kodėl šiandien pas mus tuoj pat problemos akmenukai, smėlės akmenukai. Vat man teko šiandien vakar, patestavau dalį žmonių, pamatyti, kiek pas jūs jau yra problemų, kurios jau laukia. Jeigu mes nieko nedarysime, neįsim jokių priemonių, kai mums dažnai kolegos sako, stebėkime. Vėliau, tas pasakymas stebėkime, tai tartum tau jau pasakymas, kad tu lauk chirurgų arba dar. O ką vandenį su druska į kasdien galima gerti? Taip, kiekvieną dieną įgerime. O tai 10 gramų dieną, tai kiek gaunasi? 2,5 gramo yra nubrauktas arbatinis šaukštelis. Tai bus 2,5 gramo. Tai bus 4-5 šaukšteliai tokiu atveju. Tai čia ligonėms, kurie yra padidinta rizika onkologijai. O padidinta rizika onkologijai visuomet kas pirmoji požymiai, kas yra? Aš jau turbūt minėjau. Tai yra papilomos, karpos, apgamai ir randai. Va šitie 4 dalykai rodo onkologijos jau pradžią. Nu ir ką dar išdavikai pirmieji, kad jau yra giminėje onkologija sergančių žmonių, arba jūs esate padidintos rizikos faktoriai, tai yra, išduosiu tą paslaptį. Krūties spenelėje atsiranda horizontalus brūkšnelis. Ir pas vyrų? Ir pas vyrų tas pats. Aš jau žinau,
kad jų giminėje, jų artimuosiuose yra milusių arba sergančių šiandieną onkologija. Kas horizontalus? Brūkšnelių, horizontali duobelė tokia, taip. Ar abiejose, ar vienoj? Daugiausia tai buvo abiejose. Bet tai jeigu dabar susirgo ir pasimatys. Šitas dalykas eina genetiškai iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, apgamai. Turėjau mamytę apgamą kur nors. Būtinai dukrelį, jeigu jinai įlys. Kas tai yra apgamas? Čia nesveiko organo projekcija odoje. Formuoja apgamas. Ir už tai apgamų niekad negalima chirurgiškai apšalinti, jeigu jūs nepamatavote organizmo vadinamą pH arba rūgščių šarmų pusiausvyrą. Čia labai svarbus rodiklis. Jeigu jau pH vadinamas jūsų nukrito, jau žinot, mūsų kūnas turi būti šarmintas, jis nukrito žemiau 5, jau reiškia žmogus yra padidintos rizikos faktorius onkologijai. Gali giminėje jau nebūti, tačiau šiandien dieną. Tai rodo, kad nevyksta oksidacija jūsų organizme. Tai rodo, kad jūsų organizmas maisto gauna daugiau, negu jūs ir pajėgus perdirbti, suviršinti arba neutralizuoti. Va čia viskas. Pavimo bakterijom rojus, kaip sakau. Jūs tuomet džiaugiasi. Taip, kad matom, venos vienas iš mūsų arterijų, tai yra mūsų kanalų, kurie mes maitiname savo kojelės. Dabar ką tokiu atveju daryti? Visų pirma atsiranda skausmas. Tai aišku, mes davedėm iki tokios būsenos. Pirmiausia, kada jūs formuojasi, kada jūs spaudžiami kanalai. Bet sėdi žmogus koja ant kojos užkėdęs. Mūsų apatinę dalį praeina kas? Miego arterijų. Tai yra nemiego, tai yra arterijos ir venos. Ir kada jūs suspaudėte, reiškia, kad iki kelių daėjo kraujas, o toliau kas? Stop mašina. Ir lieka jūsų galūnė, čiurnos kaulas, venos. Ima reikalauti, duokit man kraują, jos plečia save. Kodėl jos plečiasi? Vat už tai ir plečiasi, kad jūs kuo daugiau gautų kraujo, ne siaurų kanalėlių, kurį motina gamta mums davė, bet tokiu, kad mes patys sudarėm sąlygas, kad jinai iš jo kažkur tai gautų. Va čia prasideda mūsų pradžia visos. Antras dalykas. Užspausdami koją ant kojos, aš jau turbūt minėjau, kas darome. Klubo sąnariai. Verčiami vieną šoną, kitas į kitą. Vienas gaunasi, vieną kiaušidę suspaudėme, kitą ištempėme. Vienas inkstukas liko suspaustas, kitas ištemptas. O šlapimo pūslytė pasidarė kreiva. Vat ir paskui sako, nelaiko šlapimas. O kiek mergužėlė tuo metu pusėdėjai, uždėjus koją ant kojų. Pažiūrėkit, kiek pas mus Seimūnų invalidai sėdi. Jeigu jūs matytumėt, žinotumėt va šitą sistemą, jūs galėtumėt pasakyti, kokia auditorija susirinko. Kokia nu man klausyti, ar ligonių, kurie aplinkui yra, ar tokių žmonių, kurie šiandien dieną yra ligoniai, bet jie nori pasveikti. Kurie žino, jau pradeda informaciją kaupti, ir ne tik tai kaupti, ir į koją nesukišti, kaip jau jūs mūsų mučiutės pinigus kito, bet perteikti kitiems. Va čia ir yra. Dalis žmonių ir dalis gerbiamų kolegų, vieniems yra duota, kaip sakau, informaciją ne tik tai sukaupti, bet ir sugebėti perteikti jiems. A kiti atrodo didžiulį kiekį turi informacijos, bet perteikti jos sunku. Dabar čia matote irgi žmonių kategorija. Antras dalykas, galbūt ir prigimtinis dalykas. Galbūt jis to savo kelioninko mato šalčio paveldėjau kažką tai, kadangi iš mano giminaitis, tolimas, bet. Taip kad kojyčių venų dabar kaip sumažinti skausmą. Visų pirma, išlaisvyti kojas. Miegojimo metu kojas kelime kiek galima aukščiau. Pagalviai ne po galvą, bet po kojomis. Vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu jūs užleidžiate iki tokio lygmens, kai jau pasumit ten pasidarė vadinamos dešrelės, dėkime obuolių acto kompresą. Pasirodo, jeigu aš daryčiau be rezonanso dabar ties pas jūs analizą, visose venose, kurios pas jūs įsiplėtę, ir vožtuvai, kurie yra visą laiką venose, bus pilni
Ko tokių? Tų, kurie kliuoja. Taip, mėgėjai. Parazitų sankaupa. Jom puikiausios sąlygos, kadangi kraujotaka silpna, deguonies nėra, jos suvokia, supranta, kad čia galima, kaip sakau, mylėtis įdaudytis. Bet ir susidaro problemos. Avių kolonijos auga. Na, aišku, mes šiandienai pabandėme jas kažkaip neutralizuoti, įvairiais būdais, elektrošoko ir taip toliau panašiai. Tačiau priemonės gana trumpalaikės ir gana neefektyvios, jeigu mes nepašalinsime tos priežasties. Dabar kas dedama? Kodėl dedamas, pavyzdžiui, obuolių actas? Kokia obuolių acto savybė? Tai yra riebioji rūgštis, kurie gana didžiulis kiekis yra kalio ir kuri turi savybę prasiskverti lengvai per jūsų odos audinius ir jūsų kraują. O ilgai laikyti? Obuolių actas, jeigu jūs jo neskiečiate, tą 5-6 procentų, laikoma ne ilgiau 1 valandai. Bet nežinau, mielosios moterys, į savo pratėjus galiu pasakyti, daugelis moterų atėjo pas mane nusideginę kelio sąnarius, dubens kaulus ir panašiai. Užmigdavau. Ir tuomet jūs dar, žinot, ką darykite, skieskite per pusę tą actą. Skieskite per pusę ir tuomet galėsite jūs per naktį miegoti. Jeigu taip jau, nes tai atpalaidavimas, skausmų nuimas ir kojų galūnių atpalaidavimas ir raumenų atpalaidavimas visuomet žmogų veikia migdančiai, slopinančiai. Taip, kad nieko nuostabaus, po įtampos visuomet norisi pailsėti. Tai vienas iš elementų. Ir tai darome maždaug 3-4 dienas. Darome vėl 3-4 dienų pertrauką ir vėl 3-4 dienas. Skausmas atslūgsta, tačiau tai nereiškia, kad jūs jau pagyjote. Reiškia dabar tokiu atveju, ką duodame žmogui. Valome organizmą su vandeniu. Nei sriubos, nei niekas jau tą sąskaitą neįeina. Grinai. Kas antrą dieną padarome vadinamą bado dietą. Kas antrą dieną. Vieną dieną valgote viską, ką turite. Šiandieną šis metodas yra patvirtintas kaip vienas efektyviausių metodų iš badavimo srities. Kaip tas viskas vyks? Vieną dieną valgote viską, ką valgėte. Antrą dieną nieko, išskyrus tą pasūdytą vandenėlį. Dabar aš turiu moterišę, kuri dabar 3 procentus nuo savo svorio. Turiu moterišę, dabar sakė, aš taip jau įpratau gyventi, kol dabar 2 metai, sakė, man ir dingo viršsvoris, susitraukė venos. Tai vieną dieną valgai, antrą dieną ne. Valgai, kitą ne. Ir žinot, kokia įdomi statistika rodo, kad tą dieną, kada jūs po badavimo valgote, jūs ir tai 15 procentų suvalgėte daugiau. Matot, kiek mes organizmą pasirodo atlaisvinam. Nes daugumai žmonių badavimas tai yra, kaip sakau, kelias į savižudybę. Tai jau čia yra arbatų nieko, nei sulčių. Nieko, nei arbato, nei sulčių. Nes jos yra ląstelių maitintojos, tiek sultys, tiek arbata. Jos maitina ląsteles. Aišku, reikia jų organizmui, viską nereikia, taip sakyti, kad nereikia. Bet tą dieną, kada jūs jau valgote, Kiek laiko to dieta? Kiek nori. Vieną valgyti. Taip, ar jūs pabandykite ant savęs. Matot, mėlėjai, eksperimentai va šitokie su savimi duoda puikiausius rezultatus. Dabar dėl ko negalimas tas badavimas yra reikalingas? Už tai, kad žmogaus organizmas gyvenam tarp vadinamų dirgiklių. Uoslė, akys, šokoladukas, tortukas. Visa tai yra dirgikliai, kuris dirgina kepenis pirmiausiai ir iš karto išskiria skrandžio sultis. O čia įsakymas negalima. Ir yra stresas. O streso metu kas išskiriamas antinkščiuose didžiulis kiekis adrenalino.
Bet koks slopinimas įskiria didžiulį kiekį adrenalino. Adrenalino kokia savybė? Ne tik kapiliarus suspausti, atleisti tam tikras kiekis, bet jeigu jau perteklius, jisai ardo kraujagyslių sienėles. Vat ateina žmogus, sako, vat kaip biskį bampt ir man kapiliarai. A, kodėl kapiliarai? Už tai, kad organizmas pastoviai adrenalino kiekį jis skiria daugiau negu reikalinga palaikyti širdies ritmui. Vat iš kur atsirado. Tai ką daryti? Tai va dabar pagalvokime pačios. Ką tokiu atveju daryti? Visų pirma, stresų tokių turėtų būti iki minimumo. Jogos pratimaise, ką mes mokomės, su kvėpavimo būdu, man atrodo, čia pas mane irgi mokys, kvėpavimo būdu, kaip nuimti raumenų įtampą. Normaliai žmogus, vaikščiodamas, neteidamas miegoti, jis negali eiti su įtemptais raumenimis. Koks testukas? Jums turbūt rodys jogas, taip, ne? Ne. Paimat už žandikaulio, viskas, laisvas krūta. O kai kam? Va tik tokioj būklėje. Matot, kaip sunku. Kokį pratimą darom? Nu, jogos specialistai žinot, kaip tokiu atveju. Įtempiam raumenis, įkvėpiam oro, suspaudžiam ir staigiu iškvėpimu. Va, kai mes per mankštą darėm. Tai yra atpalaidavimas raumenų. Va jūs po tokių 6-7 paimat, pakaluojasi. Vaiku? Šokoladuko nenori. Toks jūs turite būti. Pateit, mėlėjai. Pateit mes atpalaiduom raumenis, o raumenys atlies ir kraujagyslės, kuris eina tarp raumenų. Ir tuomet prasidės cirkuliacija dažnai. Va dažnai padarau korekciją, sako, oi, kaip degina net visą kūną, galvoj karštą, kakle karštą. Taip, už tai, kad iš karto atsipalaidavo raumenys. Ir kraujas pradėjo tekėti, kaip su tuo neužtvenkto pelio. Va čia ir mūsų viena iš problemų. Darbas ilgai stovint. Taip, mes įtempiam raumenis kojų. O, sako, aš per dieną sustovėjau, o dabar vakarė reikia bėgti krosą. Taip, mėlėjai. O kas tai yra bėgimas? Tai yra nuostabi limfos drenažas. Į nuostabi kraujotakos sistemą, tartum smūgiu, mes pakeliame visą kojų galūnyse susistovėjusią kraują, arterinį kraują, kuris negali pakilti. Dar į viršų žemės trauką nutraukė, o į viršų kas pakels? Smūgis. Šokinėjimas per virvuotę. Prisimenat mokyklos laikus. Taip, smūgiai. Žaidimai ten klasė ar ką žaisdavom. Taip, šokinėdavom. Ant batutį šokinėjimas. Smūgis. Va šitokių smūgių mums reikia, mėlėjai. Ir žmonės, kurie šiandien dienai mažai bėgioja, jie niekad neturi sveikų kūnų. Matot, kas yra? Bėgimas. Ne tik tai yra smūgiai, limfos ir kraujagyslių. Bet antras dalykas, mes perkirtame energetinės zonas, kurios yra mūsų žemės kultūroje, kas 2,5 metrų. Reiškia, žmogus tartum generatorius. Kuo daugiau perkinam magnetinių linijų per laiko vienetą, tuo mes gauname daugiau energijos. Bet kodėl bėgimas yra toks efektyvus. Tačiau, mėlėjai, bėgti galima tada, kad jūs darant pritūpimą, jūsų kelių sąnariai nebraška. O kas darosi, kada braška? Japonijoje net vaikams uždrausta bėgti, jeigu jūs daro pritūpimą, jam reikia. Reiškia kas? Bėgimo metu yra toks momentas, kada mūsų abi kojos nepasiekia žemės. Ir mes niekada ant abiejų kojų nenukrentam. Mes krentame ant vienos kojos. Kada ant kelių sąnarių smūgis yra 7 kartus didesnis, negu sveriam patys. O jeigu tas sąnariukas sausas, tai tokį smūgį duodami mes iš karto ką ištrupinam. Kelių sąnarių, kremzlinį, pjaudinį. Tai va, prieš tai bėgdami mes turime pasitikrinti, ar iš tikrųjų mes galime bėgti. O kelių sąnariai pirmiausia braška, jau daug kas pamatė, dėl ko braška, kad problemas storajam žarnyne. Taip, mėlėjai. Nuėlės storas žarnyne. Antras dalykas, skysčių stoka,
O trečias tepamą į skystį iš sąnarių, kas išplauna angliarūgštį. Taip, tai yra mūsų šampanas mylimas, mūsų kapsikolai, kolai, mineraliniai ir terkolai. O taip mes patys save matom kaip juodą. Atrodo elementarūs dalykai, mes visi turėtume žinoti. Tačiau mes ar šiandien taip elgiamės su savo kūnu. O jeigu negali bėgti, greitas ėjimas? Greitas ėjimas, teisingai. Labai gerai, greitas ėjimas, plaukimas. Plaukimas nugara. Ypatingai vyresniams žmonėms plaukimas nugara, nuostabus stuburo ištiesinimas. Nes jūs susikūprinės nepaplauksit. Jūs plaukiat nugarą į čia. Taip. O šitie plaukimas, jau viskas dar labiau kūprinamis. Čia kad pasirinkite. Važiavimas dviračiu. Kelio sąnariams, klubo sąnariams yra nepakeičiamas dalykas. Dėl ko? Tačiau dviratis, kaip sakau, turi būti smetanskas. Vairas turi būti tokiam lygyje. Kad jūsų stuburas vertikalus, balnelis platus, ant visų sėdmenukų. Ne tą siaurytį, kur tenais jūs prostatą ir dar kiek suspaudžiat, tiek, kad paskui pratrinam. Va toks dviratis reikalingas kiekvienai šeimai. Šiandien dienai net ir Anglija pradėjo gaminti specialius pastatus ant vairo, kad pakelti tas ragus aukštai pastatyti. O kaip baikeriai, matyt, važiuoja? O, taip jie važiuoja. Bet jie myli stuburą. Jie saugoja, nežino, kad tai yra problema. Kad tai yra važiavimas motociklo dviračių, tai yra visą laiką kratymas, vibracija, kokia jinai bebūtų. Bet dviračių važiuoti, jeigu sąnariai traška. Labai gerai? Taip. Ar jūs juos išjudyti? Tik jūs prieš tai įsivalykit žarnyną vieną taisyklį. O da kaip valyti, va šiandien dar truputį priminsiu, nes ne visi turbūt žinome. Nu, yra metodų gana nemažai. Tačiau vienas iš jų, tai kariškiai daugiausia naudoja, tai yra senų slapų arbata. Apsakoma, lyg nekalta tokia senų slapų arbata. Jinai savo nuodingumu prilygsta raudonai musmiriai. Jinai geriama vienas puodelis, arba vienas pokelis į stiklinę vandens, vieną kartą į pusę metų. Vieną kartą į pusę metų. Tai vien tai kiek gramų iš tikrųjų turėtų būti? Ten 2 gramai maždaug jos išeina, tas pokelis. Ten nedaugiau. Vienas kartas. Taip, žarnynas valomas paprastai prie šiuolaikinio maisto kartą į pusę metų. Aišku, jūs gyvensite taip, kai jūs maitinsite pagal visas šitos normatyvus, jums jau nereiks valyti. Tai pirmas rodiklis dujos. Jeigu pas jūs dujų nėra, žarnyno nėra ko valyti. Tai vis nieko nėra. Pavimo bakterijų reiškia pas jūs nėra. Senos lapų arbatą padarote pokelį prieš išeiginės dienas geriau. Išgerėte nakčiai, jis yra lėto veikimo, rytėm paleis vidurius. Ta diena geriau į darbą ir niekur neikit iš namų. Susiplanuokit taip, kad niekur nereiktų eiti. Buvo, kad nepaleidžia kai kam. Tenka pakartoti šitą procedūrą. O aš tarsi turėjau tokį receptą ir senos lapų, arbata, bet ten 10 pakelių dedasi. Ir razinos, erškėtrožių sirupas ir vandens litras atžvilg. Pirmas rodiklis, ar jūs taisyklingai jūsų organizmui šitas receptas tiko, po šitokio išvalymo, po 10 dienų pažiūrėkite, ar yra dujų, nesuvalgius ankštinių kultūrų arba raugintų kopūstų. Jeigu dar bus dujos, reiškia jūsų metodas netinka jums. O tai kiek vandens reikia? Į stiklinę vandens. Tik į stiklinę vandens. Ir mėlyje, kada jums paleis vidus, iš karto būkit nusipirkę vadinamų gerųjų bifidobakterijų. Negalima organizmą palikti vien išvalius ir jūs tik maisto užvalgėte ir vėl tas pats atsiras. Ir bifidobakterijas paprastai man skaičiavom 5 dienų turi užtekti, tačiau šiuolaikiniam žmogui prie šiuolaikinių maisto, maksimum maisto, jeigu valgom, reikia 10 dienų pavartoti. 10 dienų, po 2. Vieną rytę, vieną vakarę prieš valgį. Tačiau, mėlyje, dar vieną dalyką pastebėjo, mūsų vaistininkai gavo bifidobakterijos palaidi miltukai. Tai jie į skrandis jūs visus suėdė. Kas per išmonį nesupratau. Ir dar kokie brangus. Taip, dar kokie brangus. Brangesni negu pusę kapsulį. Taip. Šiaip geriausias Lineksas yra tikriausiai iš tų mūsų.
Nu, yra, čia matot, patiškai aš tai visiems foliometrų testuoju. Pasižiūrėjau. Vienokį, probiotikai, visai kitokį yra. Kiekvienam žmogui patiškai mes turim kokios 4 ar 5 rūšis tų probiotikų. Ir patiškai, jeigu taisyklingai, tai reikėtų jums mažiausiai tą sunaudos foliometrų protestuoti pagal raumenukus. Arba kas turi prietaisą. Taip, kad matome, niekas patiškai nereikėtų aklai gelti nei papildų, nei vaistų, net ir maisto, kur neaišku, reiktų patiškai testuoti. Nu, kas bioenergetikai puikiai žino, kas su žiedu, kas su svambaliuku, tačiau, mėlėjai, patiškai reikėtų naudoti šamanų naudojamą metodą, profesorė Vasilieva naudoja per cheminį jūsų vadinamą tašką. Centimetrą žemiau bambos yra cheminis taškas, kuris reaguoja, bematant sureaguoja į bet kokias vibracijas. Nes kiekvienas produktas, kiekvienas vaistas virpa tam tikrų dažnių. Mūsų organizmas taip pat virpa tam tikrų dažnių. Ir tuomet testuojame. Prieš tai pažiūrime, vadinamą metu, paimat, suspaužite su ranka. Taip, parodymai vieni. Uždėjote šitą jūsų vadinamą vaistą. Ir iš karto matote, praėjus 15 sekundžių 20. Iškart vėl matuojate, ar jis pasikeitė ar ne. Jeigu jis padidėjo jėga, reiškia šito preparato, šito maisto, šito papuošalo jums reikia. Jeigu jisai sumažėjo jėga, reiškia jis jums netinka, bei kažkodėl nereikia. Čia karas pavyzdį parodė. Taip, jūs galit patys savo pasitikrinti. Kiti matuoja, pasiėmė svorį, kada nėra, pasiėmė svorį. Aš 2 kartus pakėliau, 3 nepakėliau. Uždėjote. Bet ypatingai ką mes bandėme, uždėkime bičių pienelį kapsulę. Tai iškart jėga vos nepadvigubėja. Tačiau piknaudžiauti negalime, bičių pienelį, nes yra hormonas. Čia aš tik tai rekomenduoju studentam prieš egzaminus, moterims po gimdymo, nėštumo metu, kai kada. Ir po susirgymų virusinių, kada yra gripas, apbuvęs ar panašiai. Nu, šiandieną neatidžiau, šiandieną mes gaunam kol kas iš Kanados tikrai puikius bičių. 1 gramas, jeigu pas mus vaistinėje kiek kainuoja, 100%, apie 24-6 litrus. Tai kanadiečiai mums pasiunčia po litą 20 gramų. Jūs galite kiekvieną dieną medų gerti, galite bičių duonelę valgyti. Tačiau pienelis, nu jau nevežiam, tai aš naktį galite išgerti. Tikrai neapsivilsit tada. Tai čia kaip tik ne jau nevežiam, vyresniem reikia. Matot, vyresniem, aš pasakysiu, dėl ko negalima vyresniem, ypač moterim, kada rekreacinis periodas jau yra. Aktyvumas kartais moterų buvo didesnis, nes jos jau neturi baimės pastoti. Tačiau tepimo sistema pas jas yra silpna. O čia duosit aktyvimų, tai tuomet kas? Jūsų mieliausias šiais verkdamas suskaudančių. Taip, kad jau reikia naudoti kai kurias priemonės, kuris paaktyvintų net ir tepimo sistemą, jeigu taip einat į šitą temą. Taip, kad matom, viskas turi saiką ir laiką tyrimą. Čia yra išbandyti variantai. Angliarūgštė sakė, tai gerai, bet nuo senovės lietuviai gyrą gamina ir geria, o kaip gyra tą natūralių angliarūgštę? Tas pats irgi yra. Matot, ten yra ne angliarūgštė. Ten yra CO, anglės dvideginis, ištirpęs vandenyje. Tas gerai. Taip, va tas gerai, giros yra gerai. Gerą darykite, gerkite, mėlyje vasaros metu mūsų senolė, ką rauginu, sulą rauginu, taip, gerą rauginu, brukėlių sultis gėrį. Bet be mėlių reikia auginti. Taip, be mėlių. Kaip, su duona, bet duona turi būti be... O tas vadinamas grybas? Grybas labai gerai. Pieno grybai, ryžių grybai, visi grybai, kurie yra, kur vandenyje gyvena, jie išskiria nuostabų angliarūgštės. Jūs galite eksperimentą pabandykite, kas geriausiai tvirtų, pavyzdžiui, akmenuką. Paimkite kalkinį akmenuką į mėgintuvėlį ir užpilkite iš grybo. Pastovis, aišku, kantrybės reikia, čia eksperimentus mes darydom. Iš grybų išpilt, per kiek laiko jisai ištirs? Greičiausiai ištirs, mylėjai, žinot kur? Ašaros. Ašaros. Taip, ašarai ištirs greičiausiai.
Matot, motina gamta pasirūpino, kad jūsų akis papuolęs kažkoks akmenukas, net jis bus ištirpdytas jūsų ašarų dėka. Ašaros turi nuostabią savybę gydomąją. Niekada nedrauskime mūsų berniukams verkti, susimužėti, susimusus ir panašiai. Nes išsiskiria fermentai iš ašarų, kurie slopina ne tik fizinį, bet ir dvasinį skausmą. Ir žaizdos daug greičiau užgyja. Va tokia ašarų savybė. Tiek, mielosios moterys, jeigu nuoskaudą turite, nelaikykite savyje, nes tai bus jūsų sinusito pradžia. Sinusito pradžia – užslopinta agresija. Kada jūs negalite, pavyzdžiui, jūs nuskerdėti ir norite atkeršyti. Neverkite, bet suspaudite, aš tau parodysiu. Bet va čia prasidės. O ašaros tai įsiskiria organizme. Tai jūs spazmavot, jūs negalėjo išeiti. Ir jūs kur tuomet čia renkasi? Va, ančiuose mūsų vadinamos kaukolės dalyje. A ten mikroorganizmų krūva. Kvipuojam per nosį ir visi pamaitinome jas. Ir čia prasideda pūlingos problemos. Už tai, kad ašarų niekada neslopyti. Nueikite į vonę, nueikite į ten. Gerai ir juoko ašarus. Džiaugimės ir verkime. Kai ką gali net dirgiklis būti muzika. Jeigu jūsų vibracija organizmo sutapo su dažniu, jauti rezonansą, gali žmogui bėrėti ašarus. Tai nuostabus dalykas. Džiaugimės. Kiek mes turim laiko? Turim. Tai va, mielosios venas, kueles mylime. O kaip mylime, turbūt aš mačiau, rodžiau, kam kas jie pas mane. Diagnostiką rodžiau, kaip mylėti kueles. Ryte prabudote ir už kelių savo koją bučiuojam, kaip daro japonai. Klausiu, kodėl bučiuojat kelią? Sako, dėl to, kai jis iš ryto bučiuoju, dėl to, kai jis mano kūną nešiotų per dieną, nepavarštų. O vakarėt padėkoju už tai, kai jis man tarnavo. O mes padėkoti nemokam. Gerai, tai gerai. Kaip buvo? Taip, apie žarnyno valymą daug maž žinome dabar. Pagrindė senos lapai, yra kiti metodai. Bet kiti metodai pagrindė tai neužmuša tiek vadinamų kovimo bakterijų, kiek užmuša senus lapai. Tai yra nuodas, tačiau tą nuodą naudokime protingai. Kas dar čia man kažkokį klausimą uždavė, kad aš paskui sakiau per paskaitą pateiksiu. Vat apie limfą. Teisingai. Kas tai yra limfa? Mes apie ją šiandieną labai mažai skiriame dėmesio, nors tai yra, kaip sakoma, paralelinis arba lygiagretus mūsų organizmo. Jeigu kraujotaka mums atneša maistingasias medžiagas, tai limfa visą atidirbtą ir žuvusias ląsteles išneša lauk. Jos tepėjimo kryptis visuomet eina iš apačios į viršų, per raktikalio veną sueina į širdį. Toliau eina išfiltruojama, dalis kepenus išfiltruoja, dalis inkstą išfiltruoja ir vėl jinai gamina. Kas gamina limfą? Pagrindinis limfos gamintos yra užkrūčių liauka. Va čia. Didžioji dalis žmonių užkrūčių liauka, mylėjai, nemoka mylėti. Užkrūčių liauka neturi būti skausminga, švelniai palietus. Ir negalim matyti saulės. Jei saulės duoti negali. Tai kultinė šit moteris negali. Taip. Žiemą jums turi būti atvira. Ją turim šaldyti. Jokių šalikų apmuturiuotų nei savo, nei vaikams. Vasara turi būti uždara. Matėte, net pietiečiai vyrai nešioja kaklaraištukus. Taip, kad negautų saulės spindulių užkrūčių liauka. Nes jinai gamina jūsų ir blužnis. Du organai, kurie gamina limfą. Limfa tai kas yra? Skystis, tas pats kaip kraujas. Tai pagrindė pasie vyrauja natrio ir kalio šarmai. Muilas, grubiai išsireiškia. Va šitą muilę onkologinė ląstelė išgyvena neilgiau 1 valandą. 1 valandą. O aras jinai cirkuliuoja normaliai. Ar kas nors darėt limfos masažą? Taip.
Tai jau labai jau gerai, kad kas nors padarėm limfos drenažą pilną. Šiandienai mūsų mokslininkai sukūrė, aišku, prietaisą. Tokias kelnes jaunam, gal jam teko. Ir atvedė limfą iš kojų iki čia ir stop. O toliau kas? Suvedėm tartum iki krūtų. A čia mazgai formuojasi. Kas toliau savęs? Nėra kam. Masažistai paprastai nežino arba net rankų mes turėtume rankomis dabaigti. Jeigu mums tas prietaisas palengvino kažkiek tai rankom mes dabaigti turime. Per šitą darį, pro raktikalių veną išvesti tiesiai iš širdį. Va čia turime dabaigti. Aš kam dariau, nu Renerijus turbūt žino, jeigu kam darys, parodysi, kaip tai padarys. Pas žmogus patys šito nepasidarys. Jūs galite iš kirkšnių paimti ten, kur didžiausi mazgai. Kas tai yra mazgai limfiniai? Tai yra, kur kelios limfagysės sueina į vieną krūvą. Susidaro mazgas vadinamas. Va šito vietos dažniausiai užsikemša. Nuo to viso skysčių stokos. Dabar jeigu mūsų kraujo cirkuliaciją reguliuoja širdelės ir raumenų ritmas, tai limfagyslę pasirodo reguliuoja. Kas? Atmosferinis slėgis. Kaip sakau, kodėl taip anksti lakūnus ir kosmonautus išleidžia į pensiją? Jie mirksta savo sultyse, kad grubiai išreiškia. Už tai, kad jis pakilo, slėgis pakilo. Ir viskas, mūsų organizmas nepripratęs prie šitokio krūvio. Ir jis liko nejudamas. Nusileidom, staigiai vėl nukritom, vėl limfa mūsų necirkuliuoja. Už tai 40-mečiai mūsų gerbiami lakūnai, pilotai ir stiuardesės išleidžiami į pensiją, kuriems faktiškai jau limfas atstatyti nėra galimybių. Vat mes džiaugiamės, pasigėrėti tai galim mūsų lakūnai. Dabar, kai mūsų senolės žmonės, kodėl jie neturi su limfa problemų, jiems nereikėjo jokių daryti ant masažų ir panašiai. Pažiūrėkime, kiekvienos sodyboje, kas gyveno kaimuose, stovėjo didžiulis kuprinys. Kūdikis gimė, mes jį supome. Palavė pakabinę krepšį pintą. Ne į sintetinį grūdę. O pintą. Tai prabanga, sako, medinė vygė supu vaiką. Tai yra limfos pokyčiai ir vaiką veikia migdančiai. Jūs suaugusieji, kodėl norite į tą hamaką atsigulti? Kaip gerai, ne? Kad kas nors pasuktų. Tai yra limfos drenažas, limfos masažas. Va, ko mums reikia, mėlėjai. Anos vienos stovyklos dabar yra, kur pasisukti. Vaikam dar padarėm keletą. Kitoj bus. O suaugusiems... Važiuokite kitą. O kas suaugusiems sups? Nu ką, vien su frangu, kad čia iš kojų ir supama, ne? Bet į vandenį. Ir metam į vandenį. Taip, taip pat jau yra limfos masažas. Va, kurie paprastais elementais, šiandienai mokslo patvirtinti, mes šiandien galim savo padėti. O nuo ko atsiranda šunutė? O va tada jūs atsiranda, kada jūsų organizmo cirkuliacija nepakankamai gera. Tai yra, jos atsiranda, kada yra spazmos. Tai kuriuose kūnų dalyse, vat kas iš vyresnio amžiaus, žinot, kas papuolė į armiją, to šulmudė visą sprandą nusėdavo. Dėl ko jos atsirado? Už tai, kad buvo temperatūrų skirtumas, atmosferiniai pokyčiai. Jūs papuolėte į kitą zoną, kurioje pas jūs negalėjo normaliai cirkuliuoti nei kraujotaka, nei limfotaka. Tai yra limfos kanalų sutrikimas. Ir šiandienai mes ką darome, didelę klaidą darome, kad kada susidaro tos votys, chirurgiškai bandome šalinti. Dėliai nuostabų priemonė yra, ką mūsų ir senoliai žinojo. Ką dėdavo? Svogūną dėdavo. A mes šiandienai turim vakuuminės taurės. Plastikinės vakuuminės taurės. Taip, aplinkui, su svogūnu. Vienas iš metodų, yra kitų metodų, kitų cheminių priemonių. Gerai ištriname aplinkų, jo? Uždėm taurę ir tegu lupa viską į paviršių. Viskas. Jeigu jį tik vos pradėjo formuotis, jinai toj pat išnyks. Labai efektyviai šito vietoj padeda arbatmedžių gelis. Tai toks vadinamas arbatmedžius.
Bet ne tas aliejus, bet yra gelis, tai yra tokia kaip tepalas. Ir su šituo tepalu ištepa. Viskas, jis savaime praeis. Bet jeigu jis pradėjo, faktiškai pūlinių nereikėtų įspausti lauk. Nes tai yra mūsų organizmo regeneracinės savybės turinti medžiaga. Nepalieka, tuomet jinai randų. Tai pavočių, jeigu jūs ją įspaudote, liko randa. Jo spausti nebereikia, pasirodo, mes grįžome. Taip, jeigu jisai didėja, jis iš viršaus tiek nueis. Viskas, pasišalino. Aplinkui jį visuomet dirbame, masažuojame aplinkui jį. Švelniai dirbame, masažuojame. Labai efektyviai nueis prie tokių palinių jį tirti. Įsikaityti gerai. Ir su druska, smulkia, valgomąją druska, aplinkui ją, ne tik tai aplinkui ją, bet eitų visą kūną ištrinti. Vot pirtininkai, kas pas mūsų nėra, tai mes buvom padarę susirinkimą pirtininkams, parodėm, kaip efektyvus šitokiu atveju, karpos, jeigu pas jį yra, papilomos. Visuomet pirtyje įkaitinot gerai, ir druskelę visą kūną ištrinta. Druską įkaitinti ar kūną? Visą kūną. Taip, pirtyje. Kūną. Pirtyje įsikaitina visą kūną ir tokiu būdu jūs neskubėte jos nuplauti, jūs palaikote maždaug apie 10 minučių. O jeigu tą druską sumėtum, tai... Taip, deda sumėtum, deda ten sibiriečiai, deda ten savo čiubrelius jie deda, dar kažkokios tai žolės jie deda, įmaišo ją. Taip, tai yra nuostabi priemonė, kadangi tai yra chlorofilas, vitaminas K, kurį įvedame per odą. Ir tos papilomos jos nukristų? Taip, jūs palaipsniui paraustą, pirmiausia, jūs neįsigaskite, tos paraudų. Pirmiausia, paraustą, paskui savame nukrenta. Niekad jų nedeginkite, nes jų šaknis gali būti toli, kad 20-30 cm nuo tos vietos. Jūs dar labiau jas užkeisite. Jūs turi pačios užkeisti. Taip, kas dar iš klausimėlių? Aišku, čia mūsų yra labai daug ir plačių, bet kas šiandienai dar mūsų moteris, mūsų sveikuolius? Aš viską išpasakoju, kad jūs dabar viską žinot. Apie citriną, va, broko. Citrina, kas tai yra citrina? Taip, citrina visų yra šarminis produktas. Jeigu mes duodam organizmui daug šarmų, mūsų organizmas ką daro? Skrandis neįskiria skrandžio sulčių, rūgščių. Mes blokuojame rūgščių įsisavinimą. Tačiau mes galime padaryti net ir tokį variantą. Yra toks receptas vadinamas energetinis gėrimas. Bet jo negalime piktnaudžiauti kiekvieną dieną. Tik tada, kai mūsų laukia didelis darbas, svarbus darbas, fizinis krūvis, psichologinis, emocinis, stiklinė šilto vandens, arbatinis šaukštelis medaus ir pusė citrinos, citrinos sulčių. Spaudžiat, palaikot kokią 10 minučių, jeigu jisai ištirpsta, sureaguoja. Ir taip mažais gurkšneliais jūs ryte tik ant tuščių skrandžių išbėrite. Pusę citrinos. Šiltą vandenį. Daug rašo, kiekvieną rytą reikia gerti. Kada jūs rašo, tai vienas dalykas, bet jūs patys dar pagalvokite logiškai. Jūs visą laiką šarminat. O kas rūgštins? Mes turim gauti rūgšties? Saldumynai, nu taip, cukrus, saldainės ir panašiai. Jos rūgštins. Tačiau ta rūgštis, mėsa taip pat rūgštinė terpė duoda. Nereikia, mėlėjai, nepiknaudžiaukim. Jūs geriau gerkite vandenį su actu su druska. Taip. Kartas nuo karto, ypatingai, kad aš matau žmonėms pH vadinamą šarminę terpę ir matau, kad yra tam žemiau 5, tuomet rekomenduoju 7 dienas pagerti geriamąją sodą. Iš ryto ant tuščio skrandžio pusę arbatinio šaukštelio sodos, tiesiai burną ir vandenį užgėlėt, kad užlikstų gerklą. Ir taip 7 dienas, 7 rytus, nedaugiau. Ir pas žmogų vadinama pH, kas pradeda kilti į šarminę pusę. Ir nuo viešų padeda. Taip. Mano draugas taip. Galima į tokį variantą. Tiek, kad rūgščių šarmų pusiausvyrą išlaikyti tikrai nėra lengvas dalykas. Jeigu, mėlėjai, lygiai tas pats su mankšta.
Šiandienai mokslo įrodyta, kad žmonės, kurie dirba sunkų fizinį darbą, eismetinį mankštą, nerekomenduotina. Ir pasirodo, dėl ko nerekomenduotina, kad tai yra slopina jūsų atmintį. Žmonėms dirbantiems protinį darbą, rytinė mankšta būtina. Jūs darote fizinį darbą, dirba žmonės, darote mankštą vakare. Tačiau kiti sako, vat aš pavargau, aš per dieną nusidirbau. Mėlėjai, bet koks fizinis darbas, kurį jūs dirbate darbe, sveikatos niekam nepriduos. Specialūs pratimai daryti. Va šičia jau yra mankštos, mankštinimasis duoda jums sveikatą. Už tai, kai jūs dirbat, jeigu mes mokėtume dirbti, kai mūsų senoliai dirbo, jis dirbo kiekvieną darbą ir dainą dainavo. A mes šiandien sukandę dantis dirbam. Įtempia raumenis, kai paklausi, kodėl tokia įtampa, mano gyvenimas tokia įtampa. Mano šis pastovus stresas. Jeigu pusiau protinis, pusiau fizinis, kaip čia pasakyti. Nu, pažiūrėjau. Protą visur reikia. Nu, visur reikia protą, aišku, pažiūrėjau, mokytojam, tai kada geriau daryti? A jūs dabar pagalvokit, jūs tokio protinį darbą dirbat. Jūs mažai prakaituojat. Bet aš labiau norėčiau mankštintis vakare. Teisingai. Tai jūsų darbo profilis, reiškia, jūs ne tik stovite, bet jūs dar ir judate. Ir jūs pasirinkite, įsiklausykite į savo organizmą. Labai gerai jogos sistemoje sakoma, neprivartauk savęs. Ten užrakas netoks yra Indijos, kas buvo matyti. Neprivartauk savęs. Reiškia, jeigu tas pratimas tau netinka šiandien, tu jau dabar nedaryk, tu daryk vakare. Nu, žinai, kai jis tau reikalingas. Jeigu tau tas maistas šiandien nesinori valgyti, tu jo nevalgyk, tu jį valgyk kitą dieną atidik. Va taip turėtų būti. Ką ypatingai daro mūsų vaikai. O mes padarytą valgyti, valgyk. O mes su kotletu ir viskas. Va, nori kotletų, padarė kotletų visai šeimai. A tu jų nori, nenori. Visuomet mūsų organizmas pasako, jeigu mes privartaujam save, skrandžius neįskiria sulčių. Susidaro spazmus ir tada povimo bakterijom rojus. Va, kodėl šiandieną vaikučiai ateina su tokiais jau pilviukais. Pusiau neišti, kaip sakau. Taip, už tai, kai jie valgo ne tą, ką jums organizmas prašo, bet tai, ką mes suaugusieji norime, kad būtų. Valgyk mėsos, valgyk to, valgyk ano. Tai mėsos reikia valgyti šiek tiek. Taip, šiandienai mėsos, kaip vadinamų nepakeičiamų amino rūgščių, mūsų organizmai reikia. Mes jos negalime iš jų šiauriečiai išgyventi, pietiečiai gali. Tačiau, jeigu mes jau sugebame meditacijos būdu, formą per 7 metus pakeisti savo struktūrą iki tokio lygio, kad nepakeičiamų amino rūgščių mes kažkiek tai kompensuojame kitomis rūgštimis. O jo šiandienai patys, kaip prie šio laikinio gyvenimo sąlygo, reiktų pusę degtukų dėkutį. Ir taip per parą tik tiek, nedaugiau. Nes šiandienai mėsa, ne mėsa, galiu pasakyti drąsiai. Jeigu mes padarytume analizus, tai yra hormonų ir kažkokių tai, nežinau, derinių, cheminių junginių mišinys. Tai tiek, kad jeigu jūs turite kaime kokią močiutę, kuri ten paršiuką su žolytėm nuaugino, arba viščiuką su grūdeliais lesino, va tokios mėsos nereikėtų. Nes vienu žodis, vien tik tai vištienos krūtinėlyje yra apie 60% biochimikų, kuris reguliuoja jūsų kvėpavimo takus ir bronchų darbą. O kaip reikia tau poliu actą gerti tam? Aha, ryte kaip tai gerti? Acto yra nebūtinai ryte. Acto išgeriama žmonėms tiems, kurie mažai naudoja raugintų produktų. Jeigu jūs pakankamai naudojat raugintų produktų, jums jokių acto gerti nereikia. Šiandieną, ypač vasaros metu, mes Lietuvoje jūs labai mažai naudojame. Mūsų senoliai darė girą, raugintas. Grybus raugino, brokerių sultis buvo, sulą raugino, visa tai buvo rauginama. Ir tai kompensuodavo tą visą actą. Mes šiandienai tokių dalykų
Neturi. Agurkai dar gerai, jinai baltą spanguolę, jinai rūgšti yra. Taip, bet jinai šarmas yra. Taip. Jinai rūgimo bakterijų nepaliesta. Rūgštis yra ta, ką paveikia rūgimo bakterijų. O rūgpenis? Rūgpenis rūgo. Taip, rūgimo bakterijų suveikia. Jau jinai tirpdo. A jogurkai 40% šiandien dieną yra krakmolo. Jei patį darot puiku, valgykite į sveikatą. Darykit jogurtą, dėkit mėlynės, dėkit uogas, dėkit ką norit. Patys darykite. Krakmolas blokuoja baltymų įsisavinimą. Jūs minėjote... Kažkas nutraukėte tą, kokį kiekį acto druskos turi būti, sakykime, tai dienos norma. Maždaug dienos norma suaugusiam žmogui yra vienas valgomas šaukštas. Bet pradėkite nuo arbatinių šaukštelių. Acto. Taip. Jis gali būti paros bėgyje, dienos bėgyje įvedamas. Galite į salotas dėti, irgi skaitysis. Taip, nebūtinai, galite į vandenį išgerti. Kada jūs norit, kada jums patinka. Svarbu, kad jūs į parą, maždaug tiek gautumėte. Aš tai kaip gerdavau, į puoduką būdavo, jeigu nėra galimybių, tai puodelį 250 gramų. Puodelis didesnis toksai. Nubraukta arbatinį šaukštelį jūros druskos. Ir valgoma šaukštą obuolių acto. Ištirpdome tokį mišinį. Jis buvo kaip agurkėlių, raugintų agurkėlių sultys. Saldžiai rūgštis. Ir tai mažai gurkšnelės, tai kas kavutę geria, o šitą geria. Ir spaudimas niekad jau nebebus. Ir akmenlygės taip pat tirpdo, va šitas mišinys tirpdo pasimi smėliuką ir akmenukus. Jūs minėjote, kad negalima piktnaudžiauti bičių pieneliu. Yra tokios rekomendacijos, kaip vieną mėnesį, kiekvieną rytą po ryžių grūdelį, šaldyto bičių pienelį, po to mėnesio pertrauką. Kokia jūsų nuomonė? Dabar pasižiūrėkime, kokios koncentracijos to bičių pienelį mes gauname. Šiandien pas mus vaistinėse 100%... Ne, aš kalbu iš bitininko gryną, užšaldytą, iš bitininkų paimtą jau, ne iš vaistinės. Tai va, tegu žmogus pats išbando ant savęs, tai jis naktį miegos tokio pienelį išgėręs tiek laikų. Pasinemiga bus. Organizmas neduos miegoti. Jis turės energijos daugiau, negu jis turės, nes mūsų hormonų gamyba, gaminto tie visi 4 organai, kurie gamina hormonus, duoda apie 40% mūsų visos energijos. Bet ten yra rekomendacija prieš valgį ryte. Būtent ryte, o ne... Nu, jeigu jūs dirbat fizinį darbą, tai taip, gal ir pateisyčiau. Tačiau jeigu protinį darbą dirbat, jums tikrai šito nebus. Tai reikia tą dozę dar mažinti. Mažinti tą dozę. Mažykit. Nereikia bičių pienelio. Tai yra hormonas. Turi hormonus gaminti mūsų organizmas, bet ne prievartavimas kažkoks. Negali būti prievartavimas. Mes turim gauti su maistu tokį, kokį va mūsų žemelį augina. Čia yra koncentratas, kaip sakau. Tai galbūt tik tais pavasarį nusilpus organizmui vieną mėnesį. Tai pavasarį nusilpus organizmui labai gerai, sakau, po infekcijų susirgymų, po gimdymo, po operacijų. Žiedadulkės. Taip, žiedadulkės yra mineralų šaltinis. Tai jos laisviau galima vartoti. Jas laisviau, bet didžioji dalis mūsų bitininkai ne visi turi sąlygas žiedadulkę išlaikyti. Jos turi drėgnumas būti 37%. Ir sunku išlaikyti. Štai mes imam geriau duonelę, tai yra tos pačios žiedadulkės, bet jos suvilkytos bičių seilėmis. Va tokią duonelę jūs galite vartoti ir vartoti. Jūs paprastai organizmas pats pasakys, kada duonelė tartum šleikšti pasidaro, jau nesinoja. Aš jau kai pradėjau valgyti, tai aš negalėjau sustoti. Taip, reiškia jūsų organizmui trūko. Ir valgykit. O paskui praeina laikas, viskas top nesunoja. Jis pats pasako, įsiklausykime jį. O kalcio iš kur gauna? Pats natūraliausias kalcis. Šiandien dienai mes kalcio, jeigu aš patikrinčiau pas kiekvieną, rašiau perteklių. Visų pirma, mes kalcio labai daug gaunam su geriamuoju vandeniu. Nes kalcio mes paprastai nefiltruojame. Kalcio mes gauname su vaisiais, su daržovėmis. Jeigu pas mus kepenėlis puikiai dirba, jis pilnai įsisavina tiek, kiek jam reikia paciemi. Bet koks prievartavimas kalcių, o didžioji dalis pas mus turi savybę ką? Jis stumia magnį į organizmą. Kalcio perteklius jis stumia magnį. Magnio perteklius, kaip mums dažnai rekomenduoja nuo mėšlungių,
įstumia kalcį. Vat kur tą vidurkį nepasigauna? Vat mes turim tokį vadinamą kompiuterį, kepenis, reguliatorių, kuris pats pasako, ko jūsų organizmui reikia. Jis pats pašalina. Yra kalcis kokios formos, yra vadinasi biokalcis, yra kalcis, kuris netirpus vandenyje, kurį man parduotuvės vaistinės mums prekiauja. Tai yra, kuris gaminama iš koralų arba iš kriauklelių. Jeigu jūs norit pažiūrėti, ar kalcis tirpus, jūs į stiklinę vandens įmeškite tą tabletę, išsirdykite iš vakaro. Jis turi būti kaip pienas. Ir toks pat jis turi būti ryte. Bet jeigu jis ryte jums nusėdo, tai beikit toliau nuo tokio kalcio. Jis nusės jūsų kraujagyslėse. O kaip su vištos kiaušinių lukštais? Taip, tai yra biokalcis. Višta įskirdama tulžį, specialią formą tulžės, kuri tirpdo akmenukus. Ir gamina lukštą. Va šitas lukštas yra nuostabus biokalcio produktas. Ir aš visuomet rekomenduoju naudoti vaikams, kada yra alergijos. Tai yra nuostabi priemonė. Ištirdot, sumalat su kavamelė, išvirkit kiaušinį pirmiausia, kad neliktų jokių parazitų. Plėvelę išlupot, sumalėt su kavamelė ir citrinos sulčių. Užpilat tiek, kad jos ištirptų visos, apsemtų. Citrinos sultinas? Taip, citrinos sultinis. Bet rekomenduoja kiaušinį, mes jau daug metų, tai nežinau, nusikaltingumo pradžių prieš 25 metus, nežinau, institutė mokydamasis, ten rekomendacijos buvo neperverto, reiškia, kaip lukštą, geriau pasisavina. Kai jis biškai gauna kitą struktūrą ten. Nu, bet vis tiek, mes turim... Nuplikyta. Nuplikyta, vis tiek mes turim jį nuplikyti. Ten toks didelis savybė, bet... Ir paskiau įdedame dar tiek pat viens prie vieno su medumi. Prie šitą atkošelę pastovėjusią parą. Kiaušinis, citrina ir medus. Į medus. A kiekis toks? Nu, pasidarykit, kiek jūs ten pasidarysit, nedaug, 20 gramų, 30, bet nereikia daug pasidaryti. Ir taip, kaip sakoma, ant galo peilių, arba ant šaukštelių, galiukų, duokite vaikam. Nuostabiausia priemonė bus prieš alergiją. Tai yra biokalcis, kuris įsisavinama 100%. Bet čia kaulams gerai yra. Taip, ir kaunam. Ir kai jūs perkat iš ten šį firmos moka dar didžiulius pinigus už tą kalcį, jūs puikiausia galite pasidaryti šitą kalcį. Taip, kaulų tankiui. Bet aš jau, mėlyje, neužmiršėm vieną dalyką, dažnai moteris sako, vat, prasidėjo klimaktinis periodas, pradėjo kaulai retėti ir atsirado osteoporozė. Mėlyje, kalcių niekada osteoporozės neišgydysite, jeigu nebus vitamino K. O vitaminas K tai yra gardelė, prie kurios kabinasi kalcis. Nėra vitamino K, jis viskas eis pas jūs į akmenis. O vitaminas K tai yra chlorofilas, tai yra visi žali augalai. Ir žiemą ant palangės auginkite svogūnų žalius, laiškus, petražolės, dar ten visokius kitokius, kurie yra žali. Va tai yra vitaminas K. Taip, matom, aplinkui mes turim tikrai nuostabių dalykų, kurių mes šiandien dienai nepasinaudojam. Nesvarbu, vitaminas K nesuyra. Ir ypatingai, mielosios, patarčiau visiems, ką ir kariškė naudoja, tai yra moksliškai pagrįstas, nėra geresnių šiandien dienai augalų, kuris tirpdytų net smegenų kraujagyslėje esančiuose kapiliaruose visus krešulius. Tai yra zuikio kopūstas. Nusivedėt vaiką į mišką. Ką jis pirmiausia? Po zuikio kopūstų ir į burną. Tai yra fermentas, kuris pabandykite zuikio kopūstą ekstraktį, pabandykite įmesti akmenuką. Ištirpo. Kelios valandos į nėra. Kokį akmenuką? Zuikio kopūstus, ypatingai jie geri patys efektyviausiai žydėjimo metu pavasarį. Nors jūs galite rinkti visus metų laikus, šaldyti, sūdyti, barščius virkite į zuikio kopūstų, šalti barščius darykite. Jūs nuostabiai išvalysite visą savo kraujotakos sistemą.
Kai pasakysiu, tai dabar išrinksit visus aplinkui. Neįmanoma, kiek daug yra. O kiek dozės užtenka vertinti? Kažkas užnekėjo prieš kažkiek metų, kad yra rūgšties ir jie nuodingi. O vaikystėje valgydavo. Tai va. Čia yra rūgštis, rabarbo yra rūgštis, čia rūgštis. Visų rūgštis, o mūsų senoliai išgyveno 100 metų ir niekas nenumirė nuo tos rūgšties. Mes gaus nevalgom kiekvieną dieną 10 kilogramų. Ir rabarborą gerai, darykit kompotą iš rabarborų, su vyšniom padarykit dar. Bus nuostabus gėrimas. Bet ne vėl. Tokios 70 laipsnių neduokite. Nesuėkite. Vieninteliai vitaminų šaltiniai šiandienai kas yra krienai ir kopūstas raugintas, kuriame vitaminas C faktiškai verdant suyra tik 10–15%. Vienintelė apsaugotas, taip, kopūste apsaugotas vitaminas C, kai jis verdamas nesuyra. Įvirkite kopūstus sveikatą. Gerkite kopūstų sultis. Ką vegetarai turėtų žinoti, kopūstų sultis. Tik jas būtinai kelias kruopelytės į stiklinę meskite druskos. Kelias kruopelytės, labai nedaug. Į visas sultis patys reikėtų įdėti druskos. Viskas, niekad nebus pernelyg užšarmintas jūsų kraujas. Mėlyjeji, laikas turbūt baigėsi. Ačiū visiems Klausimas. Ar jūs turite išleidę knygų, kurias galima būtų paskaityti? Ne. Mane tie žmonės tiek turbūt apkabinę laiko, kad aš neturiu laiko net. Jūs vaikščiate enciklopediją. O paskaitų internete panašiai yra? Yra. Kažkas yra parašęs. Vieni prieš, kiti už, vieni mano kolegos ant mane supytė, kad aš čia maištininkas. Išdaviau juos. Kiti džiaugiasi, kad padėjau. Nu, visko rasit internete. Ten per Google, pasigoglinam ir ten visko jas. Ne komentarų nereikia. Ten yra paskaitų. Yra kai kurios paskaitos mano. Aišku, galima reiškia Vis tik tai vienintelį turbūt iš tarptautinės konferencijos, kuri buvo čia, tai šitos paskaitos neįrašė niekas. Nes ten buvo už uždarų durų. Nes ten tiesiog buvo kalbama apie medikų užkulisinį gyvenimą. To, ko neturi žinoti patys mirtingieji. Aš kai kurias paslaptis kartais ir išplėpu. Jūs kažką sakėt pasakysite? Jau aš ir taip daug pasakiau. Jau aš ir taip daug pasakiau, man atrodo. Gerai, tai vat linkiu visiems. Likti sveikiems. Likti su savimi, mylėti save. Turiu žmonės dar pas mane. O tai prietaisas, kurį šiandieną aš naudoju. Tai yra termometras, kurį galite, mėlėjai, šiandieną nepaslaptis. Jau yra, tik tai mūsų vaistininkai labai nenori ir mūsų pirkėjai nežino, kas per daiktas. Jį galima užsisakyti Microlife. Microlife yra infraraudonų spindulių termometras. Ypatingai gerai, kas vaikus turit mažus. Matuoti jiem temperatūrą. Temperatūrą aš matuoju per 2 sekundės. Ir jeigu mes po pažastim anksčiau matodom temperatūrą, pasirodo mes netikslų informaciją gaudom. Tai mes matodom limfos temperatūrą, bet ne žmogaus kūno temperatūrą. Kokie turėtų būti šiandienai? 36,8, taip? Jeigu žinom, kad miego arterijos pas mus kemšasi, kaip minėjau, bet kuri vieta kels temperatūrą. Taip, prašau, pasimti pas šiuo metu, kokia yra temperatūra. Pažiūrėkime limfos. Tai nereikia nepridėti? Nieko nereikia. Tai jūsų atsakymas. 37,0. Tai čia ką? Taip, jau 20 leistinus. Pažiūrėkime antrą pusę. 37,6. Kaip aš čia būtų? Ten gerai, čia jau yra viskas susiaurėjus pas jūs miego arterija. Ir šitas pusrutulis jau negauna pilnai kraujo, atmintis pradeda silpnėti. Taip? Ką daryti? Masažuoti. Miego arteriją judyti. Zuikio kopūstų. Pražiūdykit vaiką. Tiesiog truputį prasižiūrės. Patys, kai čia ras instrukciją, matuoti kaktą reikia. Bet jeigu jūs iš lauko atėjote sušalęs, arba čia bėgote sušilęs, bus netikslus parametrai.
46. Vat, žinau, jums moteriškė pagyvenusi ir miego arterijos 265. O tai rezultatas, aš iškart matau limfą, jeigu aš matau limfą pažastinėje dalyje. Iš karto, šiandien aš turėjau vieną moterikę, tai yra vienas žmogų, kuriam buvo limfa 40. Tai ką rodo? Užvėliau. Kad jau krūtyje toje pusėje chirurgai laukia darbo. Nes mes kitai dar nemokam gydyti krūtų. O kas ją masažavo niekas. Partnerių papeikimą išrašytų pačiai. Gerai, nu kągi, tada sėkmės pietų, ar kur jūs dabar einat?